Išdavystės, neištikimybė. Kaip žadėjau, šiandien pakalbėsiu, kodėl taip nutinka ir ką tau tai sako iš dvasinės perspektyvos. Dažnai moteris ir vyrai ateina su tuo pačiu klausimu. Kodėl jis ar ji mane išdavė? Praėjo metai ir daugiau, o viduj vis dar skauda. Atrodo, kad viskas jau seniai turėjo užgyti, bet kažkas vis dar graužia. Esminis momentas. Niekas mūsų gyvenime neateina šiaip savo. Yra žmonės, kurie ateina tam, kad mus mylėtų. Ir yra tie, kurie ateina, kad išlaisvintų. Per skausmą, per išdavystę, per sudaužytą širdį. Ir jei žiūrėti giliau, išdavystė ne bausmė, tai veidrodis. Išdavystės veiksmas tau parodo, kiek kartų tu pati išdavei save. Taip. Iš meilės, iš baimės, iš prisitaikymo. Kai nusileisdavai, kai tylėdavai, kai rinkdavaisi kito noros vietoj savo. Sielos kontraktas. Kas tai? Sielos dar prieš mums gimstant sudaro susitarimą. Viena siela tampa išdaviku, kita išduotąja. Ir ne tam, kad kankintų, o tam, kad tu pagaliau pasirinktumei save. Įsiklausyk. Tu sudaužysi man širdį, kad aš galėčiau ją atverti. Kaip išgydyti šį skausmą? Pirma, suvok tai, apie ką tik pasakiau. Tai nebuvo atsitiktinumas. Tai buvo dvasinis susitarimas, kurio tikslas tave pažadinti. Ir tu negalėjai jo išvengti. Nes būtent per šitą įvykį tu turėjai galimybę pagaliau pamatyti save. Priimk tai. Taip. Tai skauda. Taip, tai neteisinga, bet tai buvo reikalinga. Kad galėtum pažvelgti į save kitaip, ne kaip į auką, o kaip į tą, kuri atėjo į šią žemę atverti širdį. Ir kai tai suvoki, padaryk vieną iš pačių galingiausių dalykų. Iš viso širdies padėkok. Padėkok tam žmogui, kuris tave išdavė. Padėkok ne jo veiksmui, o savo sielos išminčiai, kuri pasirinko augti būtent per šitą patirtį. Ir tada atleisk. Ne tam, kad jį išteisintum, o tam, kad paleistumei save. Ir kai tai įvyksta, širdis pradeda gyti. Bet jau kitaip. Ne iš naivumo, o iš sąmoningumo, iš meilės savo. Ir tada ateina tas momentas, kai jautiesi laisva, tikrai laisva. Ir tada supranti, šitas skausmas buvo ne pabaiga, o pradžia. Tu išsilaisvinai. Dabar renkiesi save pagaliau. Ir dabar žiūri šitą video neatsitiktinai. Tai yra tavo ženklas. Laikas išsilaisvinti. Laikas rinktis save. Nes jau užtenka gyventi iš skausmo. Dabar laikas gyventi iš meilės. Siunčiu tau šviesos.